Jau antrą klasę rodos. Padirbė tėvuks būgną, vyresnis brolis pradėjo mošti, neįtaikė jam prieš taktą. Tėvuks pasakė, Adė, imk to. Aš paėmiau, nepasileiktų, nei pėdos neduvo. Eidavom griuoti patalčius visokius. Pirmiau netų liktarų, netų prožektorių buvo. Eidavom tumsuo. Per visokius kanalus reikėjo šokti. Tėvuks sakydavo, Adė, šok čia. Aš ką patakys tiesiog į vedurį pelkis tos. Man pareis sakydavo, tėva, to vak, nuskundinsi, tą sako. Nu, ir taip prasidėjo man pirmas instrumentas būgnas paskui. Monika pradėjo groti, paskui akordeoną buvau nusipirkęs. Nu, taip ir po šiandienį va. Į baselą, da? Baselą čia paskui. Nu ir tėvoks irgi buvo, matyti, prigimtais muzikonus. Jie liaudies muzikonus buvo. Ir tą pat Adoms. Nu, man kažkaip tai supeko, apsižanėjau. Buvo ilgą laiką, nebebuvo laiką. O dabar? Lopištis reikėjo kalti, nebebuvo švieskų. O dabar jau sugrįža prie muzikos. Nu, dabar jau kažkaip pensinį esu kundirbs. Žmonį jungia į to. Nu, kartu veselių vedu graivom, pakeisdavom muzikonus. Aš su akordeoną, su būgną. Va. Ir dar ką priklauso. Nu ir dar atrodė, kitokių tokių menų dar užsiėmė. Nu, vis. Be muzikos. Ko jam to nepadirbu. Meistravoja, ne? Pabiškį. Aha. Židinių padaręs, visokių medžių darbų. Visokių darbų. Net šautuvus padarai iš medžių. Nu, pavyks nudrožti. Su užrištu vamzdžiu. Pailgina vamzdį, reikės padaryti mazgą, tada atiteka išmėra. Aha. Nu va, tai linksmini žmonės į pats savi. Nu, jo. Nu dabar dar porą kūrinėlių muzikinių dar galėtum. Saulė įdegusi basa, piemenaitė murzina, akyse dangaus šviesa, tu mums viena. Žiedų ir auskarų brangių, ir šilto rūbų neturėjo, plaukos tau gėlės iš rugių, o veide šypsena skaidri. Žiedų ir auskarų brangių, ir šilto rūbų neturėjo, plaukos tau gėlės iš rugių, o veide šypsena skaidri. Tas kaimelis, kur takai, sakyki, kur tu gyveni, bet tu šypsais ir nesakai, tik ateini ir nueini. Žiedų ir auskarų brangių, ir šilto rūbų neturėjo, plaukos tau gėlės iš rugių, o veide šypsena skaidri. Žiedų ir auskarų brangių,
nusišypsok, tai tavo rytas. Ir laimė